tai greitai sukosi. Jis nepastebėjo, kad Tomas rado šalutinį kelią. Nesijaudink, Hiro, paslėpsiu tave čia. Viskas bus gerai. Tačiau vargšelis Hiro atrodė liūdnesnis nei anksčiau. Gordonas lėkė link Midvaito, Spencerio priešaky. Spenceris nebeturėjo jėgų. Už jo lingavo Persio pašto vagonai. Aš laimėjau. Juk sakiau, kad taip ir bus. Nespėjus Spenceriui neatsipūsti, ekspreso durelės atsidarė ir iš jo išlipo Boksfordo hercogas ir hercogienė. Jie buvo pikti. Po perkūnais! Spenceri, tu mus nuvylei. Buvo atsakingas už mūsų vasarnamio statybą. O jis dar neužbaigtas. Mūsų draugas viršininkas sakė, kad visą dieną persekiojai Tomą. Ir paėmė į pašto vagonus, kurie nėra tavo. Sakė, kad grąžinsi juos Persiui, bet to nepadarėjai. Spencerio išdidumas buvo sutryptas. Jie turi labai seną karvežį. Tiesą sakant, tai tik metalo laužas. Aš įveikiausi, net tiesą sakant, viršininkė, jūs turėtumėt... Spenceri, prašau liautis. Vaikeisi karvežius, kurie tėra metalo laužas? Privalėsime grąžinti tave į žemyną. Akivaizdu, tu visiškai netinki šiam darbui. Ar galiu jums padėti? Galėčiau padirbėti su Spenceriu prie vasarnamio, esu tikras, kartu mums pavyktų užbaigti viską laiku. Hercogas ir hercogienė buvo sužavėti. Ačiū, Tomai, labai malonus pasiūlymas. Prašau, prižiūrėk, Spencerį. Jis tikrai prastai jaučiasi. Spenceris išleido garą. To jau buvo per daug. Jau temo, kai Tomas atpuškavo aplankyti Hiro. Hiro buvo labai nusiminęs. Padarė viską, ką galėjai, Tomai. Bet dabar jau žinau, kad būsiu pasiųstas į lydymo aikštelę. Ne, nebūsi. Aš neleisiu, kad taip nutiktų. Pažadu. Tik tu nepasiduok. Ir Tomas liūdnas nupuškavo link Tidmonto. Visi garvežiukai nerimavo dėl Hiro ir pyko ant Spencerio. Atsiprašau, kad palikau pašto vagonus taip arti Hiro. Nežinojau, kad jis buvo ten. Ta vieta man pasirodė tinkama paslėpti vagonus. Nesijaudink, Persi. Mes visi padarėm, ką galėjom. Ko dabar darysime? Papasakosiu viską viršininkui. Kodėl? Mes mėginome suremontuoti Hiro patys, bet nepavyko. Mums reikia jo pagalbos. Tačiau pirmiausia, su Spenceriu užbaigsiu vasarnamio statybas. Tuomet viršininkas žinos, kad esu išties naudingas garvežiukas. Jis tikrai sutiks man padėti. Kiti garvežiukai tylėjo. Jie žinojo, kad Tomas teisus, bet jie nerimavo dėl Hiro. Jis tapo jų draugu. Jie norėjo juo rūpintis. Kol aš darbuosiuosi, ar jūs nuvažiuosite aplankyti Hiro? Žinoma, nuvažiuosime, Tomai. Visi garvežiukai sušvilpė. Jie buvo Hiro palaikymo komanda. Keletą dienų Tomas ir Spenceris įnirtingai darbavosi prie vasarnamio. Tomas neišleido Spencerio iš akiračio. Tomo draugai prižiūrėjo Hiro. Jis nebuvo paliekamas vienas ilgam. Jis juokėsi ir pasakojo istorijas apie savo namus, Emilijai, Gordonui ir Persiui. Jis klausė išmintingų Edvardo žodžių ir rūpinosi, kad Henris turėtų ypatingų anglių. Jam patiko Džeimso ryškiai raudonas korpusas ir manė, kad Tobis yra labai ypatingas. Vienintelis garinis vagonas, kurį kada nors buvo sutikęs. Hercogas ir hercogienė atvyko apžiūrėti vasarnamio. Jis buvo beveik baigtas. Jie labai džiaugiasi. Spenceris švytėjo. Jis papasakojo apie statybas. Tuo tarpu Tomas tyliai išvažiavo pasimatyti su Hiro. Hiro džiaugiasi matydamas Tomą. Sveikas, Tomai, mano geriausias draugė. Sveikas, Hiro. Tomas matė, kad Hiro liūdi. Hiro, aš neleisiu tavęs išlydyti. Patikėk manimi. Šį vakarą aš viską išspręsiu. Tomas nupuškavo prie vasarnamio kaip tik laiku.